Kai kurie žmonės Bibliją laiko tik Izraelio istorijos knyga arba mitologija. Tačiau Biblija yra seniausia pasaulyje knyga, kurią per 1600 metų skirtingais laikotarpiais parašė dešimtys įvairių profesijų ir skirtingo amžiaus žmonių. Dar labiau stebina tai, kad viskas, kas parašyta per 1600 metų, yra susiję kaip pranašystė ir išsipildymas. Tarp Biblijos įrašų panagrinėkime pranašystę apie karalių Kyrą ir jos išsipildymą. Karalius Kyras buvo Persijos imperijos įkūrėjas ir rytų užkariautojas. Pažvelkime į jo didįjį pasiekimą užrašytą Biblijoje. Taip kalbėjo Persijos karalius Kyras. Viešpats dangaus Dievas atidavė man visą žemės karalystės ir pavedė man pastatyti jam namus Jeruzalėje, kuri yra Jude. Kodėl Persijos karalius Kyras pagyrė Izraelio Dievą ir išlaisvino izraelitus? Karalius Kyras pamatė savo vardą įrašytą Izaijo knygoje, kuri buvo parašyta maždaug prieš 170 metų, dar prieš jam išlaisvinant izraelitus. Taip kalba Viešpats Kyrui, savo pateptajam, kurį jis paėmė už dešinės rankos, kad pajungtų jam tautas ir nuginkluotų karalius. Tau atiduosiu paslėptus turtus, slaptas sankaupas, kad žinotumei, jog aš Viešpats, Izraelio Dievas, kuris šaukia tave vardu. Karalius Kyras suprato, kad Dievas padėjo jam užkariauti Babiloną ir jis išlaisvino izraelitus, kaip buvo pranašauta Biblijoje. Dėl to karalius Kyras iki šiol žmonių giriamas kaip senovės monarchas, kuris išlaisvino vergus ir pripažino teisę į religijos laisvę. Biblija taip pat išpranašavo Jėzaus gimimą kaip vaiką maždaug prieš 700 metų iki jo atėjimo į žemę. Todėl pats Viešpats duos jums ženklą. Štai mergelė laukiasi kūdikio, ji pagimdys sūnų ir pavadins jį vardu Emanuelis. Pagal šią pranašystę Dievas gimė kaip Jėzus iš mergelės Marijos. Be to, Biblijoje išsamiai numatyta, kaip Jėzus kentės. Jis buvo paniekintas, žmogaus vardo nevertas. Bet jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų, ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes. Bausmė ant jo krito mūsų išganymui ir mes buvome išgydyti jo žaizdomis. Pagal šią pranašystę Jėzus buvo nuplaktas ir pervertas ietimi. Nors užrašant Biblijos pranašystę žmonės jų nesuprato, visos jos išsipildė. Todėl Biblija mus įspėja, kad nevertintume pranašysčių su panieka. Taip yra todėl, kad negalime būti išgelbėti, jei paniekiname Biblijos pranašystės. Kiek pranašysčių išsipildė tiksliai taip, kaip parašyta, tiek ir likusios pranašystės išsipildys be išimties. Šiandien ir ten bus didelių žemės drebėjimų, ligų ir badmečių. Bus baisenybių ir didelių ženklų iš dangaus. Biblijoje sakoma, kad turime bėgti į Sioną, jog būtume išgelbėti, kai ateis paskutinė didelė nelaimė. Rinkitės, iškelkite ženklą į Sioną, bėkite į saugią vietą. Negaišuokite, mat nelaimę siunčiu iš šiaurės, didinu niokojimą. Sionas, kur švenčiamos Dievo šventės, yra prieglauda ir išgelbėjimo vieta, kurią Dievas mums pažadėjo. Pasaulio misijų draugija Dievo bažnyčia yra vienintelė bažnyčia pasaulyje, kuri švenčia Dievo šventes pagal Biblijos mokymą, tai Sionas.
Priežastis, kodėl Dievo bažnyčia tampa prieglobsčio ir išgelbėjimo vieta, yra ta, kad Dievas pats ten gyvena kūne ir moko savo žmonės tiesos. Kiekviena Biblijos pranašystė turi išsipildyti be išimties. Todėl absoliučiai tikėkite Biblijos pranašystėmis ir gaukite išgelbėjimo palaiminimą per Dievo bažnyčią, kuri švenčia Dievo šventes.